Australijos doleris savaitinis grafikas, taip praeitą savaitę pabandė pramušti tą pasipriešinimą, taip užsidarė aukščiau linijos, bet lygio 5,50 neįveikė. Jo, nors testavo, nors gražiai bandymas gražus buvo, bet kol kas neįveikė ir šią savaitę prasidėjo atšakimų, taip judėjimo į apačią. Ir va čia mes jau susidurim su tą įdomią situaciją, kur valiutos, pavyzdžiui, europinės, jo juda prieš dolerį, tai doleris krenta jų atžvilgiu, taip, o resursinės valiutos, taip, Australijos, pavyzdžiui, doleris, taip, jisai krenta doleriaus atžvilgiu, gaunasi doleris auga. Dėl ko? Greičiausiai dėl resursų, dėl to, kad resursai krenta, taip, dėl to, taip, Australijos doleris, dar negalima pasakyti, kad jisai krenta, bet jisai neauga. Taip, palyginus, teoriškai, pavyzdžiui, svaras euras važiuoja į viršų, tai Australas irgi teoriškai turėtų važiuoti į viršų, jeigu doleris visur krenta. O jis taip nedaro. Reiškia, kažkas stabdo. Kas gali stabdyti, ta proga, kad daug eksportuoja resursų, tai resursų, gali būti kiniečiai, gali būti kažkokios ekonominės problemas, taip, gali būti resursų krentančios kainos. Jeigu, pavyzdžiui, varis krenta, auksas krenta, platina krenta ir taip toliau, metalo grupės krenta, tai Australijos doleris irgi krenta. Dabar ta proga, kad ir Amerikos doleris krenta, tai stipraus judėjimo nėra, taip, jisai stovi vietoj. Kai tik Amerikos doleris pridės augimą, o resursai, jeigu ir toliau krys, tai Australas jau kaip plyta, tada pas mus čiošų į apačią. Savaitiniam grafikė parduot dar ankstoką, taip, pirkti jau per vėl. Todėl savaitiniam laukiam, kas bus. Jeigu išeidinės iš šito dviejų linijų, šitų pasipriešinimų, taip, spiglių ir kūnų, ir važiuos virš 1,60, taip, pramuš, pavyzdžiui, savaitę, tai tada, aišku, pirkimas ir čia, kitas gražus, aiškus lygis už 150 punktų, 1,0760. Todėl galima pasinaudoti ir paimti nupirkti. Jo, bet jeigu jisai grįžta į kanalą atgal, tai jam irgi atidarytas kelias link 1,0320 arba 1,0150. Taip, važiuojame apačią. Taip, dabar kol kas reikia palaukti apsisprendimo, ką jis darys. Taip. Dieninis grafikas, matom, visą praeitą savaitę, taip, nuo gruodžio gaunasi pas mus 12 dienos. Taip, mes stovim ten pat, toj pačioj vietoj, niekur nepajudėjom, judam diapazone, bet, čia aš vadinu stovim, taip, nes 1, 2, 3, 4, 5 žvakė, mes tarp 1,500, 1,575, jos 60 punktų, nevažiuojam nei ten, nei ten. Kas yra 60 punktų, čia net nėra 1 centų, taip, biški mažiau, 100 punktų 1 centas. Tai todėl, realus kursas nesikeičia, realus kursas, stovi. Tai reiškia, be kažkokių papildomų faktorių mes negalim važiuoti į viršų, o į apačią nenorim. Į apačią nenorim, į viršų negalim. Reikia palaukti apsisprendimą, nors pats sėdžiu pardavimuose, taip, Australo, bet jau pasiruošęs už tų pardavimų išeiti, nes, jeigu norėtų kristi, tai jau seniai nukristų. 6 dienas stovi vietoj, tai, sakysim, tai prognozė ne visai pasitvirtina, nors jis serga tokia liga, kad, sustoja ir stoja, pato pradeda kaip pamyšęs važiuoti. Biški, kaip šiandien irgi su vienu klientu aptarinėjom, tai jis biški toks psichas, toksai, su priepaliais, stovi, ramus, priepalis atsirado, padarė kažką ir vėl apsiramin. Taip, tai toks gal Australas, klientas irgi panašus, bet Australas, Tai logika kokia, gal pilnaties laukia, gal nežinau ko, dar mėnulio fazės įtakoja jį, galbūt ten dar kažkas, bet kol kas jisai, važiuoti kažkur tai nenori kol kas, Aišku, jeigu prasidės dolerio augimas, tai niekur jisai nedings, taip, važiuosi apačią, bet kol kas tokia situacija. Sandarius, galima pirkti nuo 4,70, taip, arba pardavinėti jau dabar gaunasi nuo 6,06 kažkur, tai, pagal dieninį. Aš 4 periodas, matom, taip, buvo.
va čia dar buvo graži dviguba viršūnė. Tai, nors jinai vis dar yra, viskas gerai, viskas tvarkoja, bet ją pramušinėti neskuba ir pradėti atidirbinėti ją irgi neskuba. Taip, va, jeigu įvyks pramušimas 1.5.0.0, kažkur tai dabar gaunasi, taip, tai tada dviguba viršūnė įsigalios, 50 punktų į apačią, tikslas, bet tada pramušamės H4 trendinį liniją. Ir ramiai važiuojam savo apačią, viskas atidarytas, aišku, su sustojimais, su dar kažkokiais atšakimais, bet kryptis bus aiški, dviguba viršūnė pradės apsukinėti tą augantį trendą ir mes linksmai galim nuvažiuoti labai toli. Bet Australija dabar vasara, taip, ten jie poilsiauja biški ir vėlgi dirbti nėra kam, tai stovim vietą. H1 periodas, vėlgi, buvo valandinis gražus strandukas, dabar gal reikėtų pataisyti biškį, jau atsižvelgiant į dabartinį naują situaciją, naujus taškus, taip, šiandienos taškus, tarp kitko. Ir dabar pas mus gaunasi čia toks linksmasis variantas. Vieno taško trūksta, tai būtų gražus klasikinis augantis trikampis, taip, ir augantis trikampis tai yra judėjimo pratęsimo figūra. Tai jeigu ateis čia, tai jau selo nedarykit, laukit pramušimo ir bai. Taip, ir tikslas bus kažkur tai apie 50 punktų, 40-50 punktų į viršų. Bet to proga, kad dieninis mums duoda signalą nuo 6.00 ten pardavinė, taip, tai geriau apsiriboti ten iki 6.00 kažkoks tikslas kažkur tai ten. Ja? Bet jeigu dabar įvyks pramušimas į apačią, kažkur tai šitoj vietoj, taip, tai mūsų artimiausias tada, geriau atkreipdėmėsi į šitas apačios ir šitą spyglį. Jeigu čia 5.14 pramuša į apačią, taip, tai artimiausias tada sustabdymas jau kažkur tai čia. Ir čia, daug linksmesnis tikslas, taip, ir stopas mažesnis. Tai jau dabar reikia tik tai palaukti, kas bus. Žiūrėjau, ką tik per traukėlį į auksą, taip. Greičiausiai važiuosim į apačią. Australas greičiausiai jis paskui auksą ir mes nuvažiuosim, nes auksas atnaujina, irgi stovėjo čia vietoj porą dienų, taip, padarė korekciją, gražią klasikinę, taip, ir dabar linksmai, labai, taip, judriai važiuoja žemyn. Taip, tai auksas sustojimas, artimiausias, tai netoli jau, už 1000 punktų, taip, sekantis. Kažkur tai čia bus 4 beveik 1000 punktų, o toliau jau šitas diapazonas, tai čia mes jo ir lauksim kažkur. Tai jeigu auksas kris, Australas niekur nedings irgi paskui auksą važiuos. Taip, ir kas sėdi ant mygtukų ir laukia sandorio, taip, tai gera vieta, 5.14 pramušimas, tada selinam. Ir M15 periodas, jo matom kažkokios linijos iš istorijos, taip, vėlgi, gražiai suveikė šitoj vietoj, taip, man šiandien irgi sustabdė gražiai, gaila, kad Vytas parašė į Skype signalą be spredo, be arbatos, ja? Gražiai atidirbo, atšoko, viskas tvarkingai. Ir dabar aš taip laukčiau vėlgi šitų kūnų galbūt 50 pramušimų, kad parduot. Kol nepramušė, čia pirkimas ir pirkimas gan irgi patrauklus, 10 punktų stoplosas ir minimum 30 punktų take profitas. Taip, tai gan patrauklus pirkimas. Galima savo nuo 50 nupirkti, naktį biškį uždirbti, tik tai reikia pažiūrėti, ar nėra šiandien ten kažkokių linksmybių. Su Australu, ne, raudonų naujienų nėra, tai galima ramiai pirkti. Šiandien antradienis, jo, taip. Svopas pliusinės, taip, rytoj galima pirkti, ant svopo uždirbti, grinai, ir taip toliau.
Zelandijos doleris, savaitinis grafikas, savaitę praeitą sustabdė lygiai, o šitas lygis, kuris pagal spiglį buvo nubražytas 8,469, taip, ne punkto aukščiau, biški nedėjo 8,4, čia buvo 8,475 buvo, taip, biški aukščiau buvo. Bet logika labai paprasta, po to šią savaitę irgi prasidėjo augimu, neatnaujina ir dabar jau eina koriguotis. Taip, tai vat irgi ta pati istorija kaip ir su Australu. Kol kas toks neapsisprendimų metas, bet čia vat, mes matom, kad irgi gan stiprus diapazonas, čia mes gan ilgai stovėjom ir dabar yra linijų trikampio susikirtimas, plus lygis 8,220 kažkur tai pirkimas gražus, taip, arba dabar pažiūrėsim mažesnius periodus, gal surasim gerą pardavimą. Taip, dieninis grafikas, 8,400 laiko. Jeigu įvyks 8,400 pramušimas, taip, tai galima ramiai palaukti grįžimą ir parduoti su tikslu apie 180 punktų, stoplosus apie 90 punktų. Arba laukti, kas konservatorius, jo grįžimo prie 8,280 arba 8,2 kažkur tai bus 20. Taip, ir čia pirkti. Augantis trendas, viskas tvarkoja, viskas gerai, galbūt šita projekcija nelabai tinkamas dalykas. Bet nenukeliauja jisai į viršų iki trendinės linijos, taip, gan toliai. Tai va dabar klausimas, kur grįžinės. Yra dar vienas toksai lygis gražus, kur pagal šitus spigliukus pastatytas 8,350, kur grįžimo nebuvo. Irgi trumpalaikiai bai įmanomi. Galva ir pečiai buvo, taip, čia tvarkingai stabdo. Projekcija irgi pagal apačius buvo nubražyta, taip, vieną kartą atšokimą davė, dabar duoda antrą kartą atšokimą ir dabar didelis klausimas. Jeigu atnaujins 8,450 ir važiuos toliau į viršų, taip, tai tada nepatarčiau seilint, patarčiau ieškoti pirkimų. Bet jeigu dabar vyksta pramušimas 8,405, 8,400, taip, tai tada matom, kad bus grįžimas į kanalą ir niekur nedings, kaip važiuoti apačią. Į apačią čia apie 100 punktų kaip minimum važiuos, taip, vėlgi, ketvirtukė lygis 8,347, taip, tas pats 8,350 dieniniam yra lygiai, kur gali sustoti. Tai vat, jeigu daryti pardavimą, tai pirmą tikslą fiksuoti kažkur tai ties 8,350, 55. Jeigu daryti pirkimą, tai geriau daryti pirkimą nuo trendinės linijos, taip, tai dabar jeigu šiandien atkeliaus, tai kažkur tai 8,306, 8,310, bet šiandien naujienos Zelandui bus, taip, tai bus einamosios sąskaitos, taip, bankuose, kiek turi žmonės pinigų, tai šiaip gan tokia svarbi naujiena. Ne pati svarbiausia, bet kokiu 30-40 punktų judėjimą gali duoti. Tai 23 be 15-12, taip, ir laukia, kad minus 4 milijonus, kad išėmimai vyksta iš sąskaitų. Taip. Jeigu vyksta išėmimai iš sąskaitų, reiškia žmonės leidžia pinigus. Teoriškai laukia geros naujienos. Ja? Gerai. Aš vienas periodas, vėlgi, linijos mano mėgstamiausios iš istorijos, gražiai rodo, kad jos dar veikiančios, kad viskas tvarkoja ir vėlgi tą patį vietą. Čia ne linijos, aišku, dėka, čia dėka stipraus psichologinio lygio 8,400, bet sutapimai labai gražus. Taip. Vyksta pramušimas, parduodam, o dabar nieko čia neįpirkti, nieko nepatarčiau daryti. Taip. Arba jeigu važiuoju į viršų ir pramuša 8,4, gaunasi 60-70, tai irgi galima nupirkti ir išvažiuoti kartu į viršų. Dar gan stiprus toks lygis, kur galima agresoriam pradėti
jau pradėta pirkimas, tai 8,450. Pramušinėje, galim iš rankos pirkti ir tikėt, kad išvažiuosim į viršų. Ir M15 periodas, M15, dvigubas dugnas gražus buvo šiandien, taip, pramušimas, gražiai savo 14 punktų atidirba, dabar vyksta grįžimas, taip, galim trumpalaikį buy padaryti, taip, irgi su tikslu kokį 15 punktų, bet stopas didelis, čia gaunasi apie 20 punktų. Ir yra toks pavojus, kad neatidirbs, nes, čia jau grįžimas, tai konservatorių metas, o čia M15 periodas gali konservatorių ir nebūti jau M15. Taip, todėl gan rizikingas toks variantas. Na, o šiaip mes turim čia tokį irgi gal tokį trikampėlį, gal kažkoks kitas čia variantas. Taip, pleištukas, pramušė, grįžo, atšoko, toliau nenuvarė, taip, ir mes turim čia keletą figūrų, taip. Tai vat logika kokia, jeigu vėl mes pramušam, judam čia, jeigu sustojam, vėlgi grįžimas ir vėl galima ant atšokimo padalyvauti, taip. Kažkur tai bus vėl 8,418, taip, grįžimas ir galima jau tikėti, kad dabar jau pramušim ir važiuosime apačią. Taip. Na ir matom, kokie biški linksmi spigliai, taip, vyksta, todėl būtinai reikia sulaukti tikro pramušimo. Taip, nereikia tikėti, kad jau didelis spiglis, tai mes išvažiuosim, nebūtinai. Na ir kanadietis. Kanadietis su Kanada vis liūdniau ir liūdniau tampa žiūrėti ją, nes nejuda jinai taip, kaip anksčiau judėdavo ir stovi vietoj, sustingo ir nors ir yra faktorių teigiamų, taip, ir nafta pastaruoju metu pradėjo apsisukinėti brangti ir doleris krenta, o Kanada niekaip iš savo to taško nepajuda. Taip, kodėl, neįsivaizduoju, žinokit, bet savaitinės, praeitą savaitę pavadinčio pramušimų neįmanoma, čia porą punktų pramušį tik tai, taip, šią savaitę reikia laukti, žiūrėti, ką padarys. Taip, dieninis periodas, visas, sakysim, dienos judėjimas, tai apie 30 punktų dienos judėjimas, taip, tai, paplamai nesąmonė čia kažką tai daryti. Todėl, galbūt jena pradėjo judėti, tai Kanada užėmė jenos vietą, tai kažkaip, tai anksčiau jena taip judėdavo, taip dabar Kanada sustoja. Aišku, galima čia pavadinti taip dideliais judėjimais, bet, jeigu pažiūrėsim, yra dieninės žvakės po 170 punktų, taip, čia porą dienų 200 punktų, ir čia mes matom dabar nuo viso gruodžio, taip, nuo gruodžio 1 dienos, čia mes pajudėjom 120 punktų, kryptingai. Tai, per pusę mėnesio čia, nėra, ką čia šnekėti aptarinėti, taip. Tai kažkokį sandarį daryti, tai, sėdėti, užšaldyti pinigus ir sėdėti, žiūrėti, kaip mūstasi, plus minus 5 punktai, irgi toks savotiškas malonumas, taip. Nors galima, palaukti galbūt kokį ten vasario mėnesį atkeliaus prie 1.00, ten parduoti, taip, ir vėlgi laukti tokį gan gražaus judėjimą, taip. Nieko patart tokio negaliu su Kanada. Galima, aišku, dabar jinai atrodo toks saugus variantas ne tam, kad uždirbti, o tam, kad imituoti aktyviai veiklą kažkokį. Tipo, aš prekiauju, pabiškį ten uždirbinėjau, bet, tas pelnas ten 5-10 punktų. Irgi neblogai, ypač tiem, kas, bijo didelius kažkokių sandarių, aktyvių, taip, ypač naujokam labai geras, sakysim, taip, būdas pasimokinti kantrybės, tai, į tokias valiutas įeiti, ir pasidėti, pažiūrėti tokį gan ilgalaikį sandorį. Dabar eina škituriuose krentantis trendas, taip, bet, pardavinėti nepatarčiau, nes nebaigtas ciklas, taip, ir gali suformuoti vėlgi, suformavo, galima taip pavadinti, taip, krentantį trikampį, tai yra pramušimo figūra, judėjimo pratęsimo, bet dabar
klausimas. Vat, vėlgi, figūros vidų neprekiaujam, todėl, čia selo patart negaliu, nors nesakau, kad jis neatidirbti. Gali atidirbti ir ypač rizikingi asmenys gali padaryti čia sandorį, to labiau, kad stop lossas, jeigu žiūrėti H4 nedidelis apie 40 punktų, taip, tai profitas irgi čia nedidelis apie 50 punktų. Bet, toks. Jeigu įeisit, pasiruoškit, kad visą savaitę žiūrėsit, kaip plius minus ten 10 punktų eina, taip, tada patikrinsit savo ant kantrybės jausmą, taip. Turim vėlgi, aš vienam tokį kažkokį irgi, net nežinau, kaip čia pavadinti, bet, gapas gražus, gapas neuždarytas, viskas super, irgi bus kaip toks signalas, jeigu ateisim gapą uždarinėti, irgi neblogas pardavimas. Bet, aiškių sandorių, sakau, tokių judėjimų kažko taip suprognozuoti labai sudėtinga. Nors atrodo, gan didelė žvakė, taip, bet, čia visas irgi judėjimas, čia, visas noras prekiauti atsimuša į tokius dalykus. Taip, kai mes čia sustingom ir stovim vietoj, čia jau 20 punktų judėjimas nuo 17 dienos, per parą. 20 punktų bendrai visos žvakės padarė. Čia nesąmonė. Taip, todėl kažko tai patarti, pačiam 15, to labiau negalėsiu. Jo, tai šiandien viskas. Kita apžvalga jau nežinau kada. Jo, laukit kitą trečiadienį, taip, aptarimo tai nebus, bet apžvalga ten kalėdinė gal padarysiu. Pažiūrėsim, jeigu bus judėjimai, bus ką aptarinėti, padarysiu, jo, antradienį. Jeigu nebus ką žiūrėti, tai greičiausiai trečiadienį padarysiu, tada išmesiu apžvalgą kitą. Taip, į YouTube patalpinsiu. Gal čia su trading mokyklos mokiniais padarysim apžvalgėlę, jo, čia galima. Bet ta proga, kad mes ofisas eina į kalėdas, taip, tai kitas kartas jau pas mus oficialiai, bet apžvalgos prasidės jau nuo sausio 9 greičiausiai dienos. O dabar 2 savaitėlės pertraukėlės. Bet į YouTube užsukinėkit, trečiadieniais popiet, galbūt ir surasit, ką nors, dovanėlės kalėdinės ir naujametinės. Arba penktadienį pasaulio pabaiga ir jokių apžvalgų nebus. Irgi variantas, jo? Taip. Jokinga, nejokinga, bet daug kas laukia. Gerai, ačiū už dėmesį, taip, ir iki kito karto.